Nu ir dar ką jums norėjau parodyti. Dieve, man atrodo, tik labiau įsilyja. Oi, dar ką norėjau parodyti šilauogės, kuris užaugino mano Anytą. Jos čia irgi, žinokit, matot, nieks nėra vieta, nieks nedaryta, nes čia, ne tai dabar savasi, bet jos ne, nu, ar čia dėl orų tokių šiais metais, nu jų nėra. Nu kas čia, 2 uogos, o toliau žalios. Ir jos tokios rūgščios, neskanios. Va. Nieko čia beveik nėra. Tų uogyčių. Na va taip. Nieko nėra. Aviečių irgi, va ten avietynai irgi nieko, jos kažkokios suvargusios. Taip, aš šiaip mėgstu labai kriaušės. Kriaušė ant medžių yra, bet tai jos tos dar neskanės. Jos dar nesunokusios. Bet va, jos noksta. Vakar kaip pasakojau, kad tas puvinys gal čia yra. Lapai apie tą puvinį gal užduoda. Ir pūvantis vaisiai ant medžių. Kas žinot, irgi parašykit. Puvinys, ne puvinys. Nes aš nežinau apie tai nieko. Vat vakar tik Anyta sako, nu, šiaip būdavo, papūdavo ant medžių tie vaisiai, bet ne taip intensyviai kaip šiais metais. Nors, žinokit, kiekvieno atvažiavimo aš, vat, jeigu čia prikrenta, aš jas surenku. Nu, aš jas turiu tokį stambų grėblį, aš jas taip sugrebiu krūvą ir surenku, aš nepalieku čia jų net krūvoj. Tas pats ir su obelim yra. Bet aišku, jos, jeigu pradeda pūti ant medžių, tai aš įsivaizduoju, užsikrečia kiti vaisiai tikriausiai. Nu nežinau, ar vat šitie požymiai yra puvinio požymiai, ar čia kita kažkokia liga, čia reikėjo spurkšti turbūt. Nu nieko apie tai nežinau iš vis, gal kažkas žinot ir galit parašyti. Nesuprantat, šitie medžiam, čia yra, aš nežinau kiek metų, tai yra labai seni medžiai, kurie dar vis veda vaisius ir aš juos gavau, galima sakyti, va, tiesiog sodybą su visu šito turtu gavau su senais medžiais, su viso apleistumu ir vienintelis pliusas šitos sodybos, tai yra vieta, tai yra, kad jinai yra ant pat upės kranto. Čia yra, žinokit, čia yra ir pliusas, ir minusas. Man atrodo, aš jau sakiau kažkokiam savo įrašė, pliusas tai aišku tie visi vaizdai, vaizdas, o minusas tai, žinokit, yra ne vienas net. Atrodo taip paprasta, turiu sodybą ant upės kranto. O iš tikrųjų, nieko mes čia griauti šito namo negalim, tarkim, norėtumėm ir statyti, negalim.